Propulsija yra plataus veikimo spektro fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir apsauginė priemonė nuo rapsų, kukurūzų, žirnių, pupų ir bulvių ligų. Į preparato sudėtį įeina dvi veikliosios medžiagos. Tai flopiramas, pasižymintis translaminariniu poveikiu, jisai greitai juda augale tarp ląstelių ir puikiai stabdo sporų dygimą ir grybienos augimą. Ir proteokonozolas, sisteminė veikimo, pasižymintis apsauginiu gydomuoju poveikiu. Panaudoję propulsiją 0,8 1 litrą į hektarą, rapsus apsaugosime nuo sklerotinio puvinio, juodosios dėmėtligės ir pilkojo puvinio. Tinkamiausias purškimo laikas yra žydėjimo vidurys. Kaip tai atrodytų praktiškai? Bet yra augalas, pagrindinis žiedynas ir dabartiniu metu labai intensyviai vystosi šoninės šakos. Tai po to, kai skaičiuojant nuo viršaus 5-6 to šoninės šakos pilnai pražys, laikas važiuoti su purkštuvu. Propulsija pasižymi dar viena unikalia savybė. Panaudojus preparatą yra sutvirtinama ankštara. Ir tada ją yra sunkiau atidaryti, reikalinga dvigubai didesnė jėga. Išvengiame priešlaikinio išbyrėjimo. Ir tas ypatingai aktualu veislėse, kurios neturi atsparumo išbyrėjimui. Išvengiame nuostolių, išsaugome derlių. Propulsija labai efektyvus ir nuo žirnių ir pupų ligų. Žirnėse geriausias rezultatas nuo sklerotinio puvinio pasiekiamas, kai purškiame juos žydėjimo viduryje. Norėdami saugoti derlių ir kokybę, pupas purškiame 2 kartus po 0,8 litro į hektarą. Bulves purškiame nuo gumbų formavimosi pradžios iki brandos, esant palankioms sąlygoms sauslygiai plysti. Esant dideliai infekcijos tikimybei, bulves galima purkšti 3 kartus po 0,5 litro į hektarą. Po purškimo propulsija iki lietaus turėtų praeiti 1 valanda, kol tirpalas nudžiūsta nuo lapų. Tai užtikrins produkto patikimą veikimą ir apsaugos nuo grybinių ligų. Su propulsija tikrai neprapulsim. Iki greito susitikimo laukuose.